Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartais kreipėsi pirmąjį, sakydamas: Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne. Šis atsakė: nenoriu, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi antrąjį sūnų, tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: einu viešpatie, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią. Jie atsakė: pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems: iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jūs teisumo keliu, bet jūs netikėjote juo, o muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Bet jūs nors tai matėte, bet vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Brangus bendrakeleiviai, sveikinu jūs dar vieną sekmadienį ir džiaugiuosi, kad turim spalio 1 sekmadienį. Prasideda Mergelės Marijos rožinio mėnuo, tai kas gali, turit galimybę, prašykit jos užtarimo, tai yra didžioji mūsų užtarėja, kuri, tikrai kaip mama už kiekvieną iš mūsų meldžiasi. O šiandien Dievo žodžio tema, girdėto Dievo žodžio tema norėčiau aptart ir su jumis pasidalint, kas yra tie aukštieji kunigai ir seniūnai, kodėl jie nepriėmė ir norėjo nužudyti Jėzų, kodėl ir mes nepriėmam Jėzaus ir lygiai taip pat jį norim nužudyti. Kartais įrėminam savo tikėjimą. Koks yra tikėjimas įrėmintas arba tikėjimas be ribų? Kas yra mūsų rėmai? Kas yra klišių uždėjimai, ar ne? Nes ir Jėzus šiandien atrodo uždeda klišes kažkam, pirmiau tie eis į dangaus karalystę negu jūs. Tai kiek išeis pagal galimybės pasidalinsiu taip, kaip man atrodo. Ir turbūt kiekvienam labai normalu, kad kiekvienam Dievo žodis kalba vis kitaip. Kažkur kažkada girdėjau, kad skaitant šventąjį raštą ir jį komentuojant, vienoje rankoje reikėtų turėti šventąjį raštą, Bibliją, kitoje rankoje dienraštį, laikraštį arba žinių portalą. Ir kad visą tai sulygint, nes Dievo žodis kalba ne vakar, ne prieš 2000 metų. Tai yra nuostabu, Dievo žodis kalba šiandien man, toj vietoj, kurioje esu. Ir apie mane, apie mano tikėjimą, apie mano santykį. Tai prieš keletą metų teko girdėti tokią laidos ištrauką pasidalinsiu ir su jumis, tiesiog perskaitysiu dalį tos laidos. Tai gal kartais teko girdėti apie Billy Grahamo dukters dalyvavimą pokalbių laidoje, kurio pagrindinė tema buvo rugsėjo 11-osios teroristinis aktas. Dabar dalinuosi tą pačią laidą, ištrauką jos. Taigi pokalbių laidos vedėja Jane Clayson uždavė klausimą: kaip Dievas leido tokiai baisybei įvykti rugsėjo 11-osios teroro aktui? Ana Graham atsakė labai išsamiai ir blaiviai. Ji pasakė: aš tikiu, kad Dievas lygiai kaip ir mes sielojasi dėl to, kas įvyko. Tačiau mes patys metai iš metų vėjome Dievą lauk iš mūsų mokyklų, iš mūsų valdžios, iš mūsų gyvenimo. Ir aš manau, kad Dievas pats būdamas džentelmenu tiesiog atsitraukė. Ar galime mes tikėtis iš Dievo palaiminimo ir apsaugos, jei patys tuo tarpu reikalaujame, kad Jis mus paliktų? Prisiminkime. Man atrodo, kad viskas prasidėjo tada, kada Madeleine Murray O'Hara, neseniai buvo nužudyta, pareiškė, kad mokykla ne vieta maldai. Ir mes tarėme gerai. Po to kažkas pasakė, kad mokykloje geriau neskaityti Biblijos, knygos, kurioje mokoma nežudyk, nevok, mylėk artimą kaip save patį. Ir mes tarėme gerai. Kiek laiko praėjus, daktaras Benjaminas Špokas pasakė, kad mums nedera savo vaikams taikyti jokių bausmių, kai jie elgiasi blogai, nes tuo metu mes pakenksime jų mažoms asmenybėms, mes galime pakenkti jų savigarbai. Daktaro Špoko sūnus nusižudė. Ir mes atsakėme, jis specialistas, jis žino, apie ką kalba, taigi ištarėme gerai. Po to kažkas pasakė, kad mokytojai ir direktoriai neturi teisės bausti savo vaikų, o mokyklos administracija kuo greičiausiai uždraudė savo mokytojams netgi prisiliesti prie nusikaltusių mokinių, nes jai nereikalinga neigiama reklama.
ir juo labiau ji nenori atsakyti už tai teisme. Bet noriu čia pabrėžti, kad yra didelis skirtumas. Ta moteris niekad neakcentavo bausmės, fizinės bausmės vaikui, bet tiesiog bausmės vaikui, kad negalima yra negalima, kad padarei ir turi atsakyti. Taigi, ir mes atsakėme gerai. Po visko kažkas pasakė, leiskime mūsų dukterims daryti abortus, jeigu jos šito nori. Joms netgi nereikės to pasakoti savo tėvams. Ir mes atsakėme, gerai. Tada kažkoks protingas mokyklos tarybos narys pasakė, berniukai visada yra berniukai ir visada tuo užsiminės. Taip, kad duokite mūsų sūnums kontraceptikų, kiek jie nori, kad jie galėtų linksmintis, kaip jiems patinka. O mums net neteks pasakoti jų tėvams, kad jie juos gavo mokykloje. Ir mes atsakėme, gerai. Po to kažkas iš mūsų išrinktos aukščiausios valdžios pasakė, kad nesvarbu, kas vyksta mūsų asmeninėme gyvenime, jei mes gerai atliekame savo darbą. Ir sutikdami su tuo, mes pasakėme, kad mums nesvarbu, kas, įskaitant ir prezidentą, kuo užsima asmeninėme gyvenime, jei mes turime darbus ir ekonomiką tvarkoje. Tada kažkas pasakė, spausdinkime žurnalus su nuogomis moterimis ir vadinkime tai sveiku, praktiniu, išaukštintu moters kūno grožio vertinimu. Ir mes pasakėme, gerai. Tada kai kurie su tokiu aukštu vertinimu žengė toliau ir ėmė publikuoti nuogų vaikų fotografijas, netgi talpindami jas internete. Ir mes pasakėme, gerai, jie turi žodžio laisvę. Po visko pramogų industrija tarė, darykime filmus ir teleprogramas, propaguojančias prievartą, šventvagystę, piktžodžiavimą, uždraustą seksą, įrašykime muziką skatinančią vartoti narkotikus, skatinančią išprievartavimus, žmogžudystes, savižudybes, satanizmą. Ir mes atsakėme, tai viso labo pramoga, neigiamo efekto ši muzika neneša, niekas ją rimtai nežiūri, taip kad galite tęsti taip ir toliau. O dabar mes klausėme savęs, kodėl mūsų vaikai neturi sąžinės, kodėl jie negali atskirti blogo nuo gero, kodėl jie nesusimąsto, žudo nepažįstamus savo bendraklasius ir patys save. Galbūt jei mes rimtai ir giliai susimastytume, tai galėtume suprasti. Aš manau, kad čia veikia taisyklė, ką pasėsi, tą ir pjausi. Vienas jaunas žmogus rašo, brangus Dieve, kodėl tu neišgelbėjai mažos mergaitės, kuri buvo nužudyta savo mokyklos klasėje, nuoširdžiai tavo susirūpinęs studentas. Štai atsakymas. Brangus, susirūpinęs studentė. Manęs į mokyklą neįleidžia. Nuoširdžiai tavo. Dievas. Juokinga, kaip lengva žmonėms atsikratyti Dievo, o po to stebėmės, kodėl pasaulis virsta pragaru. Juokinga, kada mes tikim tuo, ką sako laikraščiai ir abejojame tuo, ką sako Biblija. Juokinga, kad visi nori patekti į dangų, tuo tarpu netikėdami, negalvodami, nekalbėdami ir nedarydami nieko iš to, ko moko Biblija. Juokinga, kad kažkas sako, aš tikiu Dievu, bet pats seka paskui šėtoną, tarp kitko, taip pat tikinti Dievu. Juokinga, kad mums taip lengva teisti ir taip sunku, kai mus teisia kiti. Juokinga, kai elektroniniu paštu išsiuntinėti juokeliai išplinta šviesos greičiu, tačiau prieš išsiųsdami toliau pranešimą, kuriame kalbame apie Dievą, žmonės pagalvoja 2 kartus. Juokinga, kad viskas nepagarbaus, grubaus, gašlaus ir vulgaraus ramiai savo talpinama internete, o mokyklose ar darbo vietoje neįmanoma atvira diskusija apie Dievą. Juokinga, kad galima būti visomis rankomis už Kristų sekmadieniais, bet likti nepastebami krikščionimi visą likusią savaitę. Taigi čia buvo tokia ištrauka, kuri, manau, man bent jau susišaukė su šios dienos Evangelijos ištrauka, ką tik neseniai mūsų girdėta, kur Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Na, aukštieji kunigai ir tautos seniūnai, arba fariziejai, dar kitur galima sakyti, kodėl jų troškimas buvo Jėzų išvaryti, Jėzų nužudyti, Jėzų pašalinti, kodėl jie pyko ant jo, nes jie gyveno savo taisyklėse, jie buvo susikūrę savo taisyklės. Ir į tas taisyklės štaiga ateina Viešpats, kuris perlaužia visas taisyklės, kuris atima iš jų tą tokį saugumą, nes tai buvo jų saugumas, ne Dievo saugumas.
atima visą supratimą, kurį jie galvojo turį, nes tai buvo jų supratimas, ne viešpaties supratimas. Jie buvo įsikabinę vienos kažkokios taisyklės. Ne tik vienos taisyklės, savo taisyklių rinkinio. Lygiai taip pat yra ir su mumis. Žiūrėkit mūsų kasdienybę, mes vis tiek esame visi beveik ritualų žmonės. Keliamės tuo pačiu metu. Dažniausiai, kai reikia darbą, ar ne, geriam kavą, meldžiamės, nežinau, kas ką darom, prausiamės, važiuojam į darbą. Ir visą tai labai dažnai darom kaip automatiškai. Ar labai dažnai pastebėt sužaliavusi medį, vat kažkur už kampo šalia gatvės, ar žmogus kaip eina, ar tiesiog oras, kad kažkoks kitoks. Na, daug yra automatizmo tame. Ir jeigu tą mūsų kasdienybę staiga įeina kažkas, ko mes nesitikim. Įsivaizduojat, vieną rytą atsikeliu ir mano virtuvėje viskas sudėta ne taip, kaip turėjo būti. Viskas diena sugadinta. Puodelio nerandu, arbatinis neaišku kur, kavos irgi nėra, tai žodžiu, kol viską susinervinu, tada nebegeriu nei kavos, po dušu lėkiu į darbą, nuvažiavo autobusas, pavėlavo, žodžiu, nebėra dienos, nes kažkas įvažiavo, tas, kas visą mano dieną pakeitė, ar ne? Kas išmušė mane iš ritmo, iš mano saugumo, Tai lygiai taip pat aukštuosius kunigus ir tautos seniūnus viešpats išmušė iš jų saugumo arba iš jų susigurto tokio kažkokio savo tikėjimo. Angliškas žodis God reiškia Dievą. Jeigu skaitytume iš kito galo, galima perskaityti dog, gaunasi. Tai yra God, iš kito galo dog. Tai labai dažnai Dievą norim padaryti tuo dog, šunimi. Ar ne, kad Dievas eitų ten, kur aš noriu ir darytų taip, kaip aš noriu. Dar geriausiai, kad Evangelija būtų pagal Darių. Tai būtų pati gražiausia Evangelija, pati teisingiausia. Nes viešpats kažko dar neišdirbo, kažko nepasakė, bet aš žinau, kaip turi būti. Tai yra mano teisumas, mano kažkoks kiautas, kuriame gyvenu, bet kuriame nėra Dievo dvasios. Ir visa tai gerai. Rėmai turi būti ir tikėjime negali būti. Jeigu tikėjimas bus be rėmų, tai susikursim tą savo Dievą. Toks bus tikrai tas God dog, tai bus Dievas šuo, kur padarysi pysau tinkamų, kad jis mums tarnautų. Mes tarnaujam viešpačiu, bet tuo pačiu mes turim santykį aš ir jis. Aš esu jo vaikas. Tokį lygiavertį santykį. Tai tautos seniūnai ir aukštieji kunigai tai ir norėjo išlaikyti savo politinę įtaką. Lygiai tas pats ir šiandien yra ir bažnyčioje, jeigu žiūrėsim, labai dažnai tos dvasios nebėra, o yra kas? Yra tiesiog ritualas, kuris kartais jis yra geras ir satikras. Žiūrėdami Eucharistiją, tai yra viskas labai labai tikra ir jo negalima sumenkinti, bet kai tame nebėra dvasios, mes pajaučiam, kad kažkas ne to. Kai žodžiuose nebėra dvasios, visame Dievo skelbime nėra dvasios, bet išgyveni, kad jis išėjo, jis dingo. Žiūrint į šventąjį raštą, visame šventajame rašte viskas veikia truputį kita logika negu žmogaus, ar ne? Kaip Dievas įsikūnija, kam? Marijai, ne karalieniai, ne kažkokiai išmelstai moteriai, ne kažkokiu metu, kai meldžiasi visi aukštieji kunigai kažkokioj vietoj, staiga punkšt įsikūnija viešpats. Marijai, nuolankiai, nieko neįsiskiriančiai mergaitai. Kuris gimsta? Galėjo gimti rūmuose, tai būtų bent įvykis. Visi būtų žinoję, rūmai švenčia, ūžia, šaukia, gimė viešpats. O dabar tvarte, tik jautis bliaubė, turbūt. Ką jis pasirinka į mokinius? Išmintingus, gudrius, kažkokius pirmūnus, stovinčius labai aukštai visuomeniai, turinčius tobulą socialinę padėtį, be dėmės, be kliaudos. Ne, žvejus, muitininkus. Taigi viskas čia net netelpa, jis viską daro ne pagal mano logiką. Taip lygiai ir šiandien, jis viską daro ne pagal mano logiką, bet jis viską daro dvasiai. Nes viešpats mato esmę mano, o aš matau tik tai kažkokius niuansų žmogaus. Yra labai gražus senas pasakojimas iš viduramžių atėjęs, kada miestelį bendruomenė visa susirinkusi nuteisė jauną vyrą, jis yra plėšikas, žmogžudys, paleistuvis, žodžiu, kas tai galėtų būti blogiausias, galima sukrauti
ant jo. Ir po nuteisimo, aišku, pakarimas miesto aikštėj, visi ploja, šaukia, džiūgauja, balio, teisingumas įvykdytas. Bet viena moteris kampe verkė. Ir labai įdomu, kodėl verkė. O ta moteris buvo mama. Tai čia yra Dievas. Jis verkė ir už tai, ką tas, arba ta moteris verkė ir už tai, ką sūnus buvo padaręs. Ir už patį sūnų, taip ir Dievas verkė už kiekvieną iš mūsų. Ir tai, ką buvom padarę, ir tam, kam padarėm blogai, bet jis mato esmę, vis tiek jis myli. Net pačioj blogiausiai mano gyvenimo akimirkoje ir dienoje jis myli, nes jis nemato klišės. O aš sugebu uždėti klišę. Ir labai greitai. Žiūrėkit, tas yra toks, vat pamatai žmogų, nepatinka kažkoks tas kvailas, o šitas nemielas, o šitas pasikėlęs, su šituo sunku. Tokių daug viduj savo klišių esu pridėjęs, ar ne? Ir užkabinu žmogų ir tiesiog einu su tuo. Ir net nebandau žiūrėti, kas yra toliau, bet sutikdama žmogų sutinku širdį. Pačioj blogiausioj širdį yra viešpats. Nes klausimas, kaip sako, klausimas yra ne kur viešpats yra, bet kur viešpaties nėra. Taigi viešpats yra visur. Tai bandykim numest tą tokį ir mąstykim, ir melskimės, ir medituokim, kur aš turiu ir kaip turiu įrėminęs patį Dievą, kaip turiu įrėminęs patį savo tikėjimą, kaip kas turi būti. Ar ne? Ir kiekviena liga tada užklupus ar dar kas nors, kuri mane išmuš mano rėmus, aš pasimesiu ir nežinosiu, kur eit, ar bet koks kitas iššūkis, nežinosiu, ką daryti, nes tame nebus Dievo, bet kai esu Dieve ir Dievo, tada viskas, esu jame. Kaip šventasis raštas sako, mes jame gyvename, judame ir esame Dievo. Taigi viešpatie tą tikėjimą, kurį turim ar kurio neturim, jis yra dovana, tu gali padovanoti jį, bet visų pirma, tas ribas, kurios uždėjom savo širdį ir savo protę, ribas apie tave, kad kažko tu negali, kad kažkas tau neįmanoma, tos klišės, kurios dedam kitiems žmonėm, tas yra toks ar anoks, tas visą tai naikink, bet duok tą tyrą žvilgsnį kitą žmogų, tyras akis į kitą žmogų, tyras akis į patį save ir tą visą nuostabą, kad tu gali visados nustebinti. Tiesiog tu gali visat nustebinti ir kad viskas, kas prasidės šiandien mano dienoje ir baigsis, bus ir tavo. Dar vienas irgi gražus angliškas žodis history, vadinasi istorija. Jeigu mes jį padalintume, būtų his story, jo istorija. Taigi mano gyvenimo istorija, tavo gyvenimo istorija yra ne kas kita, kaip tik jo istorija. Ir jeigu tikiu juo, jeigu gyvenu juo, visi rėmai, visos klišės, jos išnyksta, bet lieka tyras ir atviras žvilgsnis, kurį viešpats man dovanoja. Ir visiškai baigiant, labai irgi paprasta istorija, tikra, prieš 8 metus nutikusi Brazilijoje, prie San Paulo katedros, galit pamatyti dar YouTube'ai, kada įkaitais 22 metus kalėjęs vyras kalėjime įkaitę paima moterį. Išeina į gatvę iš bažnyčios ant laiptų, apšaudo policininkus ir, 25 minutės su ginklu stovi prie bažnyčios durų ir ėmęs tą ginklą moterį į galvą, ją visaip tampo. Toliau kampe už kokių 20 metrų sėdėjo benamis. Taip rūkė cigaretę, išpūtė paskutinius dūmus, atsistojo. Tuo metu visa minia, kas darosi aišku selfius, nes įvykis, reikia pasidaryti, nufilmuot, policininkai viską stebi, filmuoja visi, benamis, iš kurio nieko nebūtų tikėjęs, atsistoja, bėga link šito užpuolėjo, aišku, jis iš karto žvilgsnį nukreipia į tą bėgantį benamį, jis tiesiog bėga prie jo, ginklas iššauna, jis toliau tempėsi šalia savęs, pagrobėja, moteris pabėga, nušaunamas policininkų pagrobėjas, aišku, miršta ir benamis. Vėliau, kaip žiniasklaida toliau pasako, jį palaidojo tik tai jo žmona ir jo dukra.
Nieks netėjo, bet jis išgelbėjo tai moteriai gyvybę ir jis buvo didvyris. Ir šiandien Viešpats kalbėjo, iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkėlis greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Tai man tai buvo toks, visų pirma, širdies sulaužimas, be proto stiprus. Tas žmogus atidavė savo gyvenimą, nesuprasi, ką jis mąstė, ką jis gyveno, bet aš manau, kad jis žinojo, ką daro. Atidavė savo, rizikavo savimi, kad išgelbėtų kažką. Tas, kuris buvo paraštėse, visų žmonių paraštėse. O jeigu aš ten būčiau stovėjęs prie tų selfie darančių ir filmuojančių viską, aš būčiau ėjęs prie to nusikaltelio ir bandęs gelbėti tą moterį ar bėgęs, vargu bau. Nežinau. Tikiuosi, kad taip, bet čia išlieka klausimas man. Taigi, brangieji, linkiu gražaus sekmadienio, toj Dievo meilė ir Dievo dvasioj. Ką sutiksim savo gyvenimo kely, ar ką pralenksim, tai nebūna prasilenkimas tarp klišių arba tarp rėmų, bet tarp širdžių. Ir visada bandykim žiūrėti širdimi, nes Jėzus to ir nori, kad žiūrėtume, gyventume ir būtume jo širdyje su savo širdimi.